Pirmas dalykas – praktika. Praktika. Jeigu jūs skaitysit kodą, jūs nieko neišmoksit. Ta prasme, jūs išmoksit, paskaitysit, pagalvosit, va čia taip reikia. Bet jeigu jūs pats to neparašysit ir pats nepaleisit tos programos ir to kodo, labai greitai išgaruoja. Atsimena žmonės tik tai, kas, ką galima pačiupinėti savo rankom, galima ir taip filosofiškai sakyti. Bet kuo greičiau jūs pereisit nuo knygų skaitymo ar nuo medžiagos skaitymo, prie realaus savo kodo rašymo, tuo yra geriau. Bet yra kita medalio pusė. Pastaruoju metu internete atsirado labai nemažai tokių puslapių, projektų, sistemų, kur galima mokintis programavimo online, rašant kodą tiesiogiai naršyklėje. Vienas iš populiaresnių yra Codecademy, kuris labai yra reklamuojamas visiems ir rekomenduojamas. Čia principas toks, kad jūs gaunat užduotį, ten apibūdinant, ką jums reikia parašyti, jūs parašot čia kodą, tada paspaudžiat ten, sakykime, nežinau, tas mygtukas, paleist kodą ir tada šitoje vietoje jums rezultatą parodo. Tai šiuo atveju rodomas grafinis kažkoks rezultatas iš tos parašytos programos. Ir tada jūs ten gaunat didit, gaunat ten taškų karmus ir panašiai ir kažkokią ten reputaciją kuriat. Visa tai yra ok ir ta prasme, pavyzdžiui, aš neseniai visai žiūrėjau, kaip ten mokina HTML kalbos. Ten tiesiog pirma užduotis parašyk tekstą bet kokį. Ok, parašiau, tu šaunuolis, einam toliau. Tada parašyk tarp to teksto komandą B tagas ir uždaras tas B tagas, kur reiškia bold. Ok, tu šaunuolis, dabar tavo tekstas boldų paverstas. Tada parašyk tą ir vėlgi, taip step by step. Tu visur esi šaunuolis, tau viskas sekasi ir ta prasme, tu mokinės programuoti. Bet problema, aš labai atsargiai žiūrėčiau tokį mokymosi būdą, nes vienas dalykas, toks mokymosi būdas nemokina mąstyti, o programavimas yra iš esmės mąstymas. Programavimas nėra kodo rašymas. Pagal vieną iš tyrimų buvo konstatuota, kad programuotojai tik tai nuo 10 iki 20% savo dienos laiko skiria būtent kodo rašymui. Dažniausiai tai yra apmąstymai, kaip kas turi būti padaroma, informacijos paieška, tas pats googlinimas, bendravimas su kolegom ir su vadovais, ten užduoties aiškinimasis ir tik tai tada kodo rašymas. Po to, aišku, po kodo rašymo testavimas ir panašiai, tai tas kodo rašymas yra tik tai ne tai, kad maža dalis, nesvarbiausia dalis, bet laiko atžvilgiu užima nedaug. O labiausiai reikia sumastyti, kaip tą kodą parašyti. Tai dėl to tokie greiti būdai išmokti to Hello World vadinamo, ar tam tų pagrindų, jie yra ok kaip startui, kad suvoktumėt, kaip kas veikia, bet nesitikėčiau iš jų labai didelio rezultato ar didelio efektyvumo. Ir plus yra toksai, kaip meškos paslauga yra daroma. Programuotojui būsimam yra parodoma, kad, važiuok, viskas paprasta, viskas tiesiog tu rašai kodą, tu šaunuolis ir tu gauni taškų. Ir tokia gaunasi iliuzija. Iš tikrųjų, programavimas nėra paprastas ir reikia tai suvokti. Praeitą savaitę skaičiau vieną straipsnį amerikiečių, ten neatsimenu kokio žurnalo, bet žodžiu sakė taip, kad šiuo metu programavimo pasaulyje, per visą pasaulį vilnėja tokia banga filosofinė, kad varykim visi programuoti. Nes programuotojų trūksta visur, ne tik tai Lietuvoje, ir visame pasaulyje reikia toks jausmas, kad visi turi eiti programuoti ir universitetuose padaugėtų vietų, ir kursai visokie, ir tie startupai visokie hubai ir panašiai. Žodžiu, visi turi varyti programuoti. Ir sudaroma tokia iliuzija, kad tai yra lengva. Bet jeigu palygint, pavyzdžiui, programuotojo darbą su kokio daktaro, kodėl programuotojas, tiksliau daktaras, pradėkime nuo daktaro, mokinasi bent 5 metus medicinos, o dažniausiai ir daugiau, kad galėtų sudėtingas operacijas daryti. O programuotojas staiga, pistik paima ar kažką parašo ir viskas čia programuotojas. Ta prasme, taip nelabai būna ir norint pasiekti didesnę algą ar didesnį lygį, reikia lygiai taip pat 5 metus ar ten kažkiek metų mokintis ir ten buvo tam straipsnė pagal tyrimą algos būtent lyginamos, kad yra daktaro ir programuotojo algos yra palyginamos, labai panašios Amerikoje, bet būtent tų programuotojų, kurie jau turi bent 5 metų patirtį, dažniausiai 10.
O tie junioriai, kurie tik pradeda, tai jie ten gauna 20% nuo tos ribos. Tai dėl to atsargiau žiūrėkite į tuos mokymus įrankius, kurie greitai jums duoda, kad jūs šaunuolis, bet iš tikrųjų mažai mokina esmės pagrindų.